rajono pedagogai rinkosi į šventinį minėjimą Pasvalio kultūros centre. Renginį pradėjo Pajiešmenių pučiamųjų ansamblis bei Daujėnų pagrindinės mokyklos mokinių koncertas. Mokytojus profesinės dienos proga pasveikino rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. Kiekvienas iš mūsų turėjome tą pirmąjį mokytoją, su kuriuo kalbėjomės, kuris mokė mus pirmąją raidę. Turėjome tuos, su kuriais bendravome vėliau. Įvairiai juos prisimename. Nes ir mokytojai buvo, kaip ir tas pasaulis margas, kaip žmonės margi, taip ir jūs esate visokie. Yra tie, kuriuos prisimename nuo pirmos klasės ir matyti visą gyvenimą mus lydės. Su kitais buvo trumpučiai susitikimai ir išsiskyrimai. Bet be jūsų mes nebūtume tokie, kokie esame šiandien. Meras pasidžiaugė, jog nuvažiavus į kitus rajonus galima didžiuotis Pasvalio rajono švietimo įstaigomis. Renginio metu buvo apdovanoti akcijos Kuriame jaukią mokyklos aplinką nominantai. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija už mokyklos aplinkos puoselėjimą. Ustokių pagrindinė mokykla už naujas iniciatyvas ir entuziazmą kuriant mokyklos aplinką. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla už kūrybišką požiūrį į mokyklos aplinką. Grūžių vaikų globos namai už nuoširdų dėmesį aplinkos tvarkymui, Pušaloto pagrindinė mokykla už išmonę kuriant gražią aplinką bei Pasvalio darželis mokykla Liepaitė už bendruomenės kūrybiškumo ugdymą puoselėjant tvarkingą aplinką. Nuaidėjus margaspalviai vasarai į Pasvalį grįžo regionų kultūros projektas Kultūros tiltai. Mokytojų dienos proga Kultūros tiltai pakvietė į koncertą, kurį būtų galima simboliškai pavadinti Mokiniai dainuoja mokytojams. Savo buvusius Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos ir Pasvalio muzikos mokyklos pedagogus muzikiniu žodžiu pasveikino pasvalietė dainininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Asta Krikščiūnaitė. Man yra nepaprastai džiugu, kad jūsų išmokinta, jūsų išauklėta, aš galiu būti šiandieną čia su savo studentais, su kolega, dainininku, nacionalinės premijos laureatu, profesoriumi Vytautu Juozapaičiu. Ir šios nepaprastai taurios ir ypatingos šventės proga mes norėtume pasidalinti su jumis savo menu, muziką ir pasidalinti tuom, ko mes mokiname ir išmokiname šios jaunus žmonės, kurie šiandieną jums pasirodys. Šventinį koncertą tęsė jaunieji muzikai Vera Talerko, Rasa Pultaratskaitė, Laimonas Bendaravičius bei Justas Kirstukas. Jų atliekami opusai buvo skirti ir salėje susirinkusiai Pasvalio miesto bei rajono mokytojų auditorijai ir jų pačių pedagogams. Solistams akompanavo pianistė Svaja Skučienė. Dainininkei Astai Krikščiūnaitei talkino kolega, Lietuvoje populiarus solistas Vytautas Juozapaitis. Savo solinį koncertą jis pradėjo Ūdrio ariją iš Vytauto Klovos operos Pilėnai. Koncerto metu atlikėjai, dėstytojai kartu su studentais dainavo solo bei atliko klasikinės vokalinės muzikos duetus. Rajono pedagogai buvo maloniai nustebinti koncerto pabaigoje išgirdę improvizuotą Don Žuano ariją.
Praėjus naujų mokslo metų mėnesiui apie švietimo situaciją Pasvalio rajono ugdymo įstaigose plačiau papasakojo Pasvalio rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas. Iš tiesų situacija nėra tokia jau liūdna. Susiformavo klasių komplektai, užsipildė. Tačiau liūdnoka tai, kad šiais mokslo metais, lyginant su praėjusiais mokslo metais, į rajono bendro ugdymo mokyklas neatėjo 309 mokiniai, kas sudaro 18 klasių komplektų. Tai yra pirmi metai, kada toks didžiausias neatvykusių mokinių skaičius. Pasak vedėjo, jau keleri metai į rajoną nebeatvyksta naujų tiksliųjų mokslų mokytojų. Dėl to chemijos, matematikos ar biologijos mokytojai dažniausiai turi dirbti didesniu darbo krūviu. Pagal vyriausybės nutarimą, iki naujųjų metų mokykloms reikės parengti mokyklų tinklo pertvarkymo planą. To reikalauja ir naujasis švietimo įstatymas. Įstatyme aiškiai yra įvardinta, kad yra naikinamas toks mokyklų tipas kaip vidurinio ugdymo mokyklos, kurios įgyvendina vidurinio ugdymo programas, o mūsų rajone yra 3 tokio tipo mokyklos, tai Vaškų, Saločių Antano Poškaus ir Pumpėnų vidurinės mokyklos. Pagal turimas, sakykime, dokumentus mes galėtume, akredituoti, tačiau akreditacijos kriterijų šitos mokyklos netitinka ir 15 metais jūs turės būti reorganizuojamas į pagrindinės mokyklas. Vedėjas, kalbėdamas apie demografinės rajono problemas, akcentavo, jog dėl vaikų skaičiaus mažėjimo kai kurios rajono mokyklos turėtų būti pertvarkytos į skyrius. Jeigu jau mokykloje atsiranda jungtinės klasės, tai pagal vyriausybės patvirtintas taisyklės, iš tikrųjų jos turėtų tapti skyriais ir jungiamas prie tam tikros bazinės mokyklos įgyvendinančios tam tikras programas. Problema mums iš tikrųjų bus ir jaunimo ir suaugusių mokymo centro mokyklos likimas, nes dėl mažų mokinių skaičiaus jų vidurinio ugdymo programos akredituoti nebus galima, nes norint akredituoti turi būti po 2 paralelės klasės 11 ir 12. Tokiu būdu tenka galvoti, kaip nenuskriaudžiant vaikų, jų pageidavimų, kad išlaikyti suaugusių mokymą rajone. Tokiu būdu numatoma jungti prie vidurinio ugdymo programos, akredituotas vidurinio ugdymo programos, o tai mieste mes turim vienintelę galimybę tai padaryti suaugusių skyrių prie Petro Vileišio gimnazijos. Šiais mokslo metais Pasvalio rajoną pasiekė dar vienas ilgai lauktas naujas geltonasis autobusiukas. Juo nuo šiol galės džiaugtis Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniai. Buvo reorganizuota Kučgalio specialioji mokykla, esanti Biržų rajone, į socializacijos centrą. Ten buvę visi vaikai, kuriems reikalingas specialus ugdymas, buvo palikti likimo valiai. Ir tokiu būdu tie vaikai atvažiavo į mūsų rajoną ir mes turimomis visomis galimybėmis ir ieškojom autobusiuko ir gavom iš Daujėno, atsiremontavom tą autobusiuką ir vežiojom visus metus ir samdėm Vileišio gimnazijos geltoną autobusiuką, Levens pagrindinės mokyklos geltoną autobusiuką, nes mūsų specialioji mokykla yra laikoma kaip regioninė mokykla. Tokiu būdu reikia atsivežti iš kitų savivaldybių vaikus. Tai šiais metais šitą problemą liktai įsisprendė. Baigdamas savo interviu, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas akcentavo, jog švietimo sistemoje artėja dar vienas iššūkis – didėjančios problemos dėl mokytojų amžiaus. Deja,
Daug jaunų specialistų mokytojo darbo vis dar laukia užsiregistravę Pasvalio darbo biržoje. Artėja švietime dar vienas didelis iššūkis, tai būtent mokytojų amžius. Mes artėjam tiek Respublikos mastu, tiek rajono mastu artėjam prie mokytojų amžius, kurios vidutinis sieks 55 ir metų. Nežinau, kaip tai atsilieps mūsų švietimo sistemai, bet mes turim jau šitam dalykui ruoštis ir kiek įmanoma didesnį dėmesį kreipti jauniems specialistams, juos prisivilioti, užleisti turimas darbo vietas visiems jauniems. Minint policijos dieną, Pasvalio rajono policijos komisariatas ir Pasvalio rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyrius organizavo pradinių klasių mokinių piešinių ir darbelių konkursą Mes policijos bičiuliai. Šiais metais konkurse dalyvavo net 11 mokyklų. Darbelius ir piešinius pristatė Daujėnų, Ustukių, Svalios, Lėvens, Paiešmenių, Krinčino Antano Vienožindžio pagrindinės mokyklos, Darželis mokykla Liepaitė, Vaškų, Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos, Pumpėnų vidurinės mokyklos Rinkūnų skyrius, Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos Namišių skyrius. Konkurso metu gauta 12 darbelių ir 270 piešinių. Darbelius ir piešinius vertino komisija. Ji išrinko labiausiai konkurso temą atitinkančius darbelius ir piešinius, taip pat išrinko gražiausią darbelį ir piešinį bei aktyviausiai dalyvavusią mokyklą. Į policijos komisariatą susirinkusius moksleivius, kurių darbeliai ir piešiniai laimėjo prizinės vietas, ir juos atlydėjusius mokytojus pasveikino policijos komisariato viršininkas Marius Jablonskas bei rajono mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas. Labai gaila, kad šita salė yra maža. Darbelių yra iš tikrųjų daug ir ko gero norinčių susitikti su policijos pareigūnais atsirastų iš tikrųjų žymiai daugiau, bet kiek žinau, saugę dėdės kažką daro, kad tų patalpų atsirastų daugiau, daro jau keli metai, bet vis nesėkmingai, bet ko gero vienas kartas, gal po kokių metų kitų, vienas kartas ir nemeluos. Na, o tie jūsų darbeliai, pradžia taip į policijos komisariatą turbūt nedrąsiai, gal dar ir nieks negalvojo, kad čia vyks tos parodos, prasidėjo prie miesto seniūnijos su piešiniais ant gatvės, su piešiniais ant šaligatvio ant asfaltą. Ir man asmeniškai tai yra labai gražu, kai eini ir pamatai tokius gražius, mielus vaikų darbus ir darbelius. Vaikų piešinių parodą įvertino švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Stokienė. Kai buvo sunku atrinkti darbus, žinokit, kai buvo, jūs labai šaunuoliai, nes jau matote ne tik tai šviesoforą ir policininką su lazda, bet jūs matote amsi ir matote, kas atėjo nauji tokie simboliai atėjo. Ir tą matote gražų Pasvalį, gražius savo kaimus ir kartu tuose keliuose laukuose save matote, kartu ir policijos pareigūną. Tai reiškia, jūs draugaujate jau su policija, jau nebijote, kaip seniau gąsdindavo, ateis policininkas palaukti. Už darbelius apdovanoti Daujėnų pagrindinės mokyklos 1 ir 3 klasės, Karolis Katkevičius ir Goda Katkevičiūtė, Ustukių pagrindinė mokykla, Tadas Kiaunė, Lėvens pagrindinė mokykla. Už piešinius policijos komisariato viršininko padėkos raštu ir knyga Pažaiskim buvo apdovanotos Danielė Tunikaitytė iš Svalios pagrindinės mokyklos, Gerda Liubinaitė iš Ustukių pagrindinės mokyklos bei Simona Mulevičiūtė, Pumpėnų vidurinės mokyklos Rinkūnų skyriaus moksleivė. Gražiausių išrinktas Pumpėnų vidurinės mokyklos Rinkūnų skyriaus mokinės Onos Kuprytės piešinys, o gražiausių darbelių pripažintas Daujėnų pagrindinės mokyklos 2 klasės mokinių kūrinys.
Aktyviausiai konkurse dalyvavo Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos Namišių skyrius. Jiems įteiktas didelis saldus prizas – tortas knyga. Po apdovanojimo vaikai sustojo bendrai nuotraukai, o vėliau apžiūrėjo piešinius ir darbelius, kurie papuošė policijos komisariato 1 aukštą ir salę. Pasvalio miesto Smegduobių parke vyko moksleivių kroso varžybos policijos tauriai laimėti. Sveikinimo kalbą pasakė viršininkas Marius Jablonskas. Kroso varžybose dalyvavo vidurinės ir pagrindinės mokyklų moksleiviai nuo 5 iki 12 klasės. Kiekvienais metais šis konkursas sutraukia gana daug moksleivių iš visų rajono mokyklų. Šių metų kroso varžybų nugalėtojai apdovanoti medaliais, taurėmis bei diplomais. Konkursu siekiama skatinti moksleivių norą aktyviai sportuoti bei sveikai gyventi. Angelų sargų arba policijos dienos proga Panevėžio apskrities vyriausio policijos komisariato Pasvalio policijos komisariato viršininkas Marius Jablonskas supažindino su kelių eismo taisyklių pokyčiais ir naujovėmis. Tai ką tik tai baigėsi rugsėjo mėnuo, paprastai rugsėjo mėnesį mes ypatingą dėmesį skiriam eismo saugumui, kadangi prasideda mokslo metai, į mūsų kelius ir gatves išeina nemažas skaičius mokinių. Paprastai moksleiviai po vasaros atostogų dar būna įsiblaškę ir gyvena visiškai ne tuo ritmu. Tai mes jau, kaip pastebėjote, eilę metų patruliuojam prie sankryžų, prie perėjų. Iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad šiais metais neturim skaudžių avarijų būtent įvykusių mūsų rajone. Ir ypatingai džiugu, kad neįvyko daug incidentų rugsėjo mėnesį, kada būtent mes skiriam saugaus eismui. Na, taip pat šį kartą noriu daugiau dėmesio atkreipti eismo dalyviam, kadangi artėja tamsus paros metas, vėl prasidės ilgi rudens ir žiemos vakarai. Paprastai tuo metu mes ypatingą dėmesį kreipiam į dviratininkus, į važnyčiotojus, į pėsčiuosius, esančius be atšvaitų, be šviesą atspindinčių liemenių. Tai tikrai dar kartą norėčiau visiems priminti, kad tos daiktus būtina įsigyti, ypatingai kurie vaikštot nuošaliais keliais, kaimo keliais. Na, žmonės turėtų patys pasirūpinti savo saugumu. Liemenės tikrai nėra brangios ir atšvaitai, paprastai mokiniam mes jas dalinam, tačiau žmonėms reikėtų jau turbūt atėjo laikas, kad patiems įsigyti. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad artėja lapkričio 1. Paprastai lankom artimųjų kapus, tačiau kiekvienais metais nors ir atliekam didelį prevencinį darbą, kabinam skelbimus prie kapinių, dedam skelbimus į laikraštį, į vietinės žiniasklaidos priemonės. Tačiau žmonės paprastai palieka savo daiktus, telefonus, rankinės, automobiliuose, atvirose vietose. Na, ir tie žmonės, kurie nori lengvo pragyvenimo, paprastai tuo pasinaudoja ir kiekvienais metais turim tokių įvykių, kada būna vagiami automobiliai prie kapų ir padaro vienokią ar kitokią žalą žmonėms. Tai dar kartą noriu visų paprašyti, kad iš tikrųjų tie piktavaliai žmonės, jie tikrai nesnaudžia, jie pasinaudoja mūsų žioplumu, taip galima sakyti. Taip, kad tikrai atvykę lankyti artimųjų kapų, nepamirškite daiktus, nepalikti atvirose vietose automobilio, galų gale, jeigu negalit neštis su savimi, tai padėkite į bagažinę ar kitą bent jau, kad nepalikti atvirai. Taip pat nuo lapkričio 1 dienos vairuotojams reikėtų pasikeisti žieminės padangas, vasarinės padangas pakeisti žieminės, tai aišku, mes tą dalyką kontroliuosim, tačiau tai turi būti savame suprantama, nes tai yra jūsų vairuotojų, jūsų pačių saugumas. Taip pat noriu priminti, kad mūsų mieste vykdomi remonto darbai Vilniaus gatvėje ir yra uždarytas eismas, aišku, yra laikini nepatogumai, tačiau mes pastebime, kad eismo dalyviai važiuoja pagal seniai jiems nusistovėjusias taisyklės,
tai yra nesilaiko kelio ženklų, yra pakeistas kelio ženklinimas Taikos gatvėje, ten nėra leidžiama vėl važiuoti 70 km/h greičiu. Eismas tikrai yra intensyvus dabar Taikos gatvėje, ypatingai darbo pradžios ir darbo pabaigos metu. Tai tikrai noriu atkreipti sudėmesį vairuotojų, kad važiuotų saugiai ir kad nebūtų kažkokių tai skaudžių eismo nelaimių. Aišku, mes pagal galimybės patruliuosim tose vietose, tačiau vėlgi kiekvieną kartą ekipažas negali stovėti, nes yra ir kitų mums aktualių vietų. Tai norėčiau, kad žmonės tikrai būtų pilietiški ir supratingi ir laikytųsi kelių eismo taisyklių.